Dėkuoju už pristatytą projektą, tai aš trumpai norėčiau dėl tų, matyti iš tų esu, kurie labiau šiek tiek nepatenkinti negu patenkinti. Tai buvo vienas toks prašymas, apie kurį su gerbiamu Juozu ir kalbėjome ir manau, kad jis yra visiškai racionalus. Jaunimo ir sporto reikalų komisija, Liberalų sąjūdžio frakcija deleguoja du ypatingai nusipelniusius sporto srityje žmonės, kurie nusipelnė ne tik rezultatais, bet ir darbo šioje srityje. Ir aš su apmaudu matau, kad Nemuno aušrai tenka pavaduotojo kvota, nors Virgilijus Alekna praeitoje kadencijoje buvo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas. Ir manau, kad tikrai Seime neatsiras nei vieno, kas kvestionuotų jo gebėjimus ir patirtį šitoje srityje. Suprantu puikiausiai, kad jaunimo ir sporto reikalų komisija, ji ne tik su sporto, bet ir su jaunimo reikalais turi dirbti, bet visgi pagal kvotas, kurios dabar tenka, pavaduotojų kvotos tenka netgi tose komisijose, kur mes nesame delegavę savo narių, o jaunimo ir sporto reikalų komisija tikrai yra, manau, ir svarbi ir turėtų ką mūsų atstovai prisidėti prie bendro darbo. Tai tikrai labai prašau atsižvelgti į mūsų prašymą. Dėkui. Remigijus kėlė ranką, prašau. Ne, tai kadangi buvo paminėta Nemuno aušra, tai su dideliu apmaudu galiu konstatuoti, kad Liberalų sąjūdis nepasisekė laimėti rinkimus ir laimėjo tik tiek vietų, kiek turite. Tai Nemuno aušra ir gali šiandieną turėti, nes 20 vietų, tai su dideliu apmaudu ir su dideliu gailiu tenka konstatuoti dėl Liberalų sąjūdžio. Tai aš, gerbiama Viktorija, nereikėtų matyti į kolegą šitai elgtis. Tai čia jūsų tokia trumpa replika, nes jūsų kaip Seimo pirmininkės pozicija jau senai pasibaigė, žinokit, šitai pagarbos kolegė, gerai? Tai vienas niuansas. Antras niuansas, mūsų kandidatas. Mes valdžia pagarbos, Remigijus labai nepagarbiai kalbate, aš keliu labai konkretų klausimą dėl Virgilijaus Aleknos ir prašau manęs netildyti dėl to, kad jūs laimėjote 20 mandatų, o mes šiek tiek mažiau. Tai labai nepagarbus elgesys. Dideliu apmaudu tenka jums konstatuoti, gerbiama Viktorija, jūs nesate Seimo pirmininkė. Garbos prašau visų tada. Tai vienas dalykas. Dabar, kai jūs kvestionuojate Nemuno aušros kandidatą, kuris yra komisijos pirmininko pavaduotojas, Kęstutis Bilius, tai jis 24 metus dirbo sporto srity. Sporto skyriaus vedėjas, 2 kartus vicemerų dirbo šitoj kadencijoje, tai žmogus turi didelę kadenciją. Tai jeigu jūs kažką norite kvestionuoti apie Nemuno aušrą, tai man asmeniškai teikit, pasakykit, bet ne į viešą. Sakyti, kolega, jūs labai interpretuojate keistai mano ir įrašą paimkite ir negrasinkite man, prašau, vien dėl to, kad dabar jaučiatės be galo, toks, ką užtaisysite? Kolegos, aš negaliu dalyvauti seniūnų sueigoje, kur leidžia savo elgtis šitaip Remigijus Žemaitaitis. Tai yra tiesiog, labai netinkamas, nepagarbus kolegoms elgesys su grasinimais. Tuoj užtaisysiu. Labai gerai, kad mūsų posėdis yra transliuojamas. Pasiklausykite pirmą savo sakinį. Viskas, Remigijau, stabdykim šitą diskusiją, jinai nėra apie pasiūlymą, kurį išreiškė Viktorija, kad kandidatą turit, ar čia būtų dar kažkokių reakcijų? Tai žiūrėkit, priimam domen, gerbiama Viktorija, priimam domen ir paskui pasižiūrėsim. Jeigu mes apsispręsim padidinti ir galbūt ten buvo tokia net idėja, kad atskirti sportą ir jaunimą, tai tikrai žmogus nusipelnęs, pasiruošęs, bet mes irgi turim olimpinę čempionę ir jauną, tai pasirinkimas buvo toks, tai aš tikrai girdžiu ir pabandysim eigoje apsitarti ir pasižiūrėti, gal galima tą klausimą spręsti.